Sveiki. Jau nuo senų laikų žmonės tyrinėjo kosmosą. Kėlė įvairius būties klausimus ir visada stebėjosi jo grožiu ir paslaptingumu. Šiandien pasiaiškinsime, kodėl mes žmonės linkę manyti, kad mūsų visata yra tokia ideali. Pažvelgsime į kosminę harmoniją. Gyvybės galimybės. Mokslo pažanga. Šiuolaikinę technologiją ir žmonių smalsumą. Visas šias sąsajas, kurios suteikia visatai ypatingą žavesį. Taigi, junkitės kartu ir giliau suprasime, kodėl mūsų pasaulis yra toks nuostabus. Pirmiausia, pakalbėkime apie kosminę harmoniją. Viena iš priežasčių, kodėl galime manyti, kad visata yra ideali, yra jos nepaprasta tvarka ir harmonija. Tai reiškia, kad visata yra suderinta ir tvarkinga, o jos dėsniai ir konstantos yra sudėtingi ir tobuli. Galėtume palyginti juos su muzikos simfonija, kurioje kiekviena nata turi savo vietą ir vaidmenį. Ši harmonija puikiai apibūdina mūsų pasaulį ir gali būti viena iš priežasčių, kodėl jaučiame, kad visata yra ideali. Visatos dėsniai ir konstantos, tokios kaip gravitacija arba šviesos greitis, leidžia mums gyventi ir egzistuoti. Tai tarsi dainos natos, sudarančios viso pasaulio simfoniją. Tačiau tai nėra vien tik mechaninė harmonija, ji taip pat yra pagrįsta kosminiu grožiu ir gamtos detalėmis, kurios nuolat mus stebina. Kitas svarbus aspektas yra gyvybės galimybės visatoje. Visata suteikia mums neįtikėtinas galimybės. Turime suprasti, kad milijonai galaktikų ir žvaigždžių sistemų suteikia didžiulę galimybę egzistuoti ne tik mums, bet ir kitoms gyvybės formoms. Visata turi daugybę planetų, žvaigždžių ir galaktikų. O tai reiškia, kad galimybės atrasti kitas gyvybės formas yra be galo didelės. Šioje besislapstančioje kosminėje aplinkoje galime suprasti, kad yra ne vien tik žmonės, ir tai gali mums suteikti viltį ir entuziazmą tyrinėti kosminės gelmes, bei gali suteikti mums viltį atrasti kitas civilizacijas. Be to, pažinti su kitomis civilizacijomis galėtų mums atskleisti neįtikėtinas kultūras, technologijas ir kitokį požiūrį į gyvenimą. Dabar pažvelkime į mokslo pažangą. Mūsų gebėjimas tyrinėti ir suprasti visatą nuolat auga. Mokslininkai nepaliaujamai tyrinėja visatą. Jie nuolatos mums atskleidžia naujus faktus ir reiškinius apie kosmosą, kas padeda mums geriau ją suprasti. Nauji faktai apie planetas, žvaigždes, tamsiąją materiją ir energija nuolat praturtina mūsų supratimą apie tai, kaip veikia kosmosas. Tai leidžia mums pajusti, kad turime nepakartojamą galimybę tyrinėti tai, kas yra už mūsų planetos ribų. Ši nuolatinė mokslo pažanga suteikia mums galimybę giliau įsiskverbti į kosmoso paslaptis. Šios pastangos ne tik atveria naujas žinias, bet ir skatina technologinę pažangą, kurios rezultatas gali būti ateities kosminės kolonizacijos ar kitų kosminių tyrinėjimo projektų įgyvendinimai. Kitas, taip pat labai svarbus aspektas yra šiuolaikinė technologija. Mes turime prieigą prie prietaisų, kurie leidžia mums tyrinėti kosminius reiškinius.
Mūsų technologinės pažangos dėka galime stebėti kosminius reiškinius ir gamtos grožį kaip niekada anksčiau. Teleskopai. Palydovai. Ir kitos technologinės kryptys, tokios kaip NASA misijos, leidžia mums pažvelgti į tolimus pasaulius. Suteikia mums puikią galimybę pamatyti tuos pasaulius ir grožį, kurį jie slepia, taip tik sustiprinant įspūdį, kad visata yra išties ideali. Be to, virtualios realybės ir erdvės tyrimo technologijos leidžia mums pajusti kosminės keliones iš savo komforto zonos, tiesiog iš savo namų. Galiausiai, pažvelkime į žmogaus paslaptį. Galbūt svarbiausia priežastis, kodėl manome, kad visata yra ideali, yra pati žmogaus prigimtis. Mes esame entuziastingi gamtos tyrinėtojai ir nesiliaujantys sapnininkai. Tai, kad kiekvienas iš mūsų gali mažiau ar daugiau suprasti kosmosą, skatina mūsų troškimą tyrinėti ir aiškintis jos grožį ir paslaptis. Mūsų intriguojančio smalsumo prigimtis yra tai, kad mes nenustojame klausinėti ir ieškoti atsakymų. Tai nėra tik mokslo ar technologijų pažanga, bet ir asmeninė kelionė, kuri leidžia mums atrasti pačius save ir savo vietą didžiojoje visatoje. Galiausiai galime daryti išvadą, kad nors mes ir negalime visiškai suprasti tam tikrų visatos paslapčių, mes turime neabejotinus įrodymus, kad ji yra nepaprastai ideali. Jos harmonija, mūsų gyvybės galimybės, mokslo pažanga, šiuolaikinė technologija, žmogaus egzistavimas ir noras tyrinėti sudaro nuostabią visumą. Mes tikrai gyvename neįtikėtiną laikotarpį, kai galime pradėti suvokti šios nepaprastos, idealios visatos grožį. Dėkoju, kad žiūrėjote šį vaizdo įrašą. Jei turite klausimų ar pastabų, palikite komentarus žemiau. Ir žinoma, nepamirškite prenumeruoti mano kanalo, norėdami matyti daugiau įdomių video ne tik apie kosmosą ar mokslo temas, bet ir kitas, įprastai mūsų kasdienybei neplėtojamas, turinčias gilesnį požiūrį į tai, kokie išties yra realybė bei žmogaus psichologijos ir galimybių temas. Pažadu, jūsų laukia itin įdomi bandymo suprasti, kas yra kas kelionė. Iki kito karto.